Skardžius kalba prieš. Ačiū gerbiamoji pirmininkė. Tai komiteto pirmininkas aiškiai įvardino, kad tai didintų kontrabandinių cigarečių patekimo į Lietuvą, o kaip žinia, jau daugiau negu metai skrieja iš kaimininės šalies meteorologiniai balionai, keldami didžiulę grėsmę ne tik oro uosto, tarptautinio oro uosto veiklai, bet ir kariniams daliniams. Tai manau, kad šis siūlymas ir kontrabanda ir jos mastas yra be abejo susijęs. Todėl pasisakau prieš kontrabandos didinimą, nes kaip teigia institucijos atlikusios tyrimus, ypač nuorūkų tyrimą, kad nemažėja vartojimas ne Lietuvoje arba legaliai importuojamų cigarečių, o būtent kontrabandinių cigarečių kiekis. Tai turbūt ne tik meteorologiniai balionai, bet ir dar yra daug kiaurų skylių, kurių Bilotaitė, vidaus reikalų ministrė, neužkaišė sienoje su mūsų kaiminėmis valstybėmis, iš kur plūsta tos cigaretės. Todėl reikia imtis visų pačių griežčiausių priemonių, stabdant kontrabandą ir taip darant mažesnę turbūt žalą Lietuvos žmonių sveikatai ir biudžetui. Todėl pasisakau prieš. Agnė Bilotaitė, motyvai už. Ačiū labai. Tai pirmiausia, norėčiau replikuoti kolegos argumentus. Tai Bilotaitė kaip tik pasiekė, kad kontrabanda sumažėjo ir žinote dėl kokių konkrečių priemonių. Pirmas dalykas – atsirado fizinis barjeras ir stebėjimo sistemos. Tai žaliaja siena, kontrabanda, kurie eidavo, nustojo keliauti. Antras dalykas – pasienio kontrolios punktuose rengenas pradėjo veikti. Daugybę metų kažkodėl tai nebuvo tie sprendimai padaryti, mes juos padarėme. Antras dalykas, trečias teisingiau, geležinkeliais kontrabandos skaičiai tikrai buvo dideli, kuriais keliaudavo, tai buvo apie 80%. Tai ką mes padarėme? Priėmėme sprendimus, kad ten, kur nėra rengeno, ten nebevažiuotų geležinkeliai. Tai manau, kad jūs turėtumėt kažkaip tai nustoti meluoti ir apie tyrimus, kurie kaip tik rodo, kad kaip tik mažėja kiekiai šitų neteisėtai, kaip sakant, rūkomų tabako gaminių. Tai nustokite meluoti ir pripažinkite, kad ankstesni valdantieji negebėjo nieko padaryti, o Bilotaitė su kolegom paėmė ir padarė.